Ar teko susimąstyti, kodėl vaikams nerekomenduojame duoti vaistus ir netgi vengiame, o suaugusiems kažkodėl kabutėse nekenkia ir netgi padeda? Ir šis įrašas yra be galo svarbus tau, nes po jo pasikeis visas tavo santykis ir požiūris į vaistus. Ir prieš pradedant įspėjimas, šis įrašas nėra medicininė konsultacija, tad jeigu jūs norit kažką keisti su savo vaistais, su savo gydymu, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku. Gerai, tai keletą tokių minčių pamąstymų. Taigi visi žinome, kai vaikai gimsta, jie būna labai pažeidžiami ir mes stengiamės juos kuo daugiau saugoti. Ar tai būtų nuo aplinkos veiksnių, ar tai būtų nuo maisto kažkokio nesveiko ir netgi nuo visokių vaistų. Nes visi žinome, kad dauguma tų vaistų, kurie yra ligoninėse ir parduodami vaistinėse, yra pagaminti, kaip čia gražiai išsireiškus, ne iš pačių sveikiausių pasaulyje sveikatai palankių ingredientų. Todėl mes ir nesistengėme jų duoti. Bet kažkodėl suaugusiems tą dalyką yra priimta daryti. Tai yra duoti vaistų. Bet galima iš kitos pusės pažiūrėti. Taigi tas pats gimęs vaikas, naujagimis, vis tiek yra pagrinde, galima sakyti, mažesnė mūsų versija. Žinoma, ten sakys gydytojai, kad suaugę žmonės yra atsparesni, kad jiems galima tos vaistus duoti, kad jo kūnai pajėgus, bet vis tiek mūsų pagrindas, kaip ir ką tik gimusių vaikų, yra tas pats. Tai tie patys kaulai, tas pats kraujas, smegenys. Aišku, ne tokio pat dydžio, bet vis tiek pagrindas toks pats. Tačioje vietoje ir iškyla pagrindinė mintis. Jeigu vaikams tie vaistai gali pakenkti visokie cheminiai, ten netgi psichiatriniai, nuotaikos vaistai mes juk neduodam. Nežinome, kad tai gali paveikti jų smegenis ir visas kitas funkcijas kūne. Ir tas pats ir su mūsų kūnais pasidaro, bet mes to dalyko nelabai stipriai jaučiamės, nes vis tiek mes esam išsivystę ir atsparesni visokiems pasaulio brūdams, bet vis tiek kažkokia žala, kažkokie šalutiniai simptomai pas mus vis tiek gali išsivystyti nuo to vaistų. Tai kodėl mes leidžiame savo juos vartoti? Tai jeigu mes vaiką saugome nuo tų vaistų ir nuo visokių žalingų aplinkos veiksnių, ir netgi tam tikro maisto mes vaikams neduodame, nežinome, kad tai gali padaryti blogą įtaką visam jų organizmui. Kažkodėl mes savo tai galime leisti. Ir pabaigai klausimas tau. Jeigu tu vaikams neduodi kažkokių vaistų ar kitų medžiagų, tai ar tikrai verta visokius vaistus ir kitas visokias cheminės medžiagas dėti į savo kūną? Nuoširdžiai paklausk savęs, ar tai, ko neduodi vaikui, duotai ir savo? Pasidalykit komentaruose, ką jūs visi manote, ar čia tik pas mane tokia logika, bet galbūt ir jūs turit kažkokių minčių ir bus tikrai įdomu sužinoti.